Kauno Žalgirio krepšininkams pirmosios rungtynės naujojoje Žalgirio arenoje vos neapkarto. Ilias Ozuroso auklėtiniai išbarstė 15 taškų pranašumą, tačiau sugebėjo iškovoti pergalę. Žalgiriečiai VTB vieningosios lygos A grupės rungtynėse 84-82 palaužė Samaros Krasnoje Krylje komandą iš Rusijos. Žalgiris galingai pradėjo susitikimą ir po taiklių metimų susikrovė 15 taškų persvarą – 43-28. Tačiau Krasnoje Krylyje nesiruošė pasiduoti anksčiau laiko ir ketvirtajam kėliniui artėjant link pabaigos pirmą kartą įsiveržė į priekį 79-78. Ant bedugnės krašto atsidūrę žalgiriečiai išliko šaltakraujai ir po 4 Sonny Weemso taškų išlygino rezultatą – 82-82. Paskutinėje savo atakoje Krasnoje Krylyje nesugebėjo pelnyti taškų, o kitoje aikštės pusėje paskutinėmis sekundėmis prasižengė prieš Lawsoną. Pastarasis pataikė abi baudas ir atnešė Žalgiriui pergalę. Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Mindaugas Kuzminskas, pelnė 16 taškų. Sonny Weemsas pridėjo 13, Robertas Jeftokas 12. Krasnoje Krylyje komandoje Josefas Aleksandris pelnė 16 taškų. Aš turbūt pirmą kartą žaidžiau prie tiek žiūrovų, net kartais eidavo šiurpuliukai, tiesą sakant. Įspūdinga. Aišku, ir garsas, ir visa kita. Ir ačiū Dievui, kad tas mūsų, tiek mano, tiek komandos debiutas šitoje aikštėje buvo sėkmingas. Pats žaidėjai neblogai ir lengvai teko priprasti prie būtent vietos. Aš žinot, jau ne pirmus metus žaidžiam krepšinį, tai ką, ir žaidži tiesiog, negali kreipti dėmesio, kiek susirinko žiūrovų ir taip toliau, tiesiog dirbi savo darbą, įsivaizduoju, kad tai yra eilinės rungtynės ir atiduodi visas jėgas. Lyg ir atrodė, kad lengviau laimėsit šias rungtynės, bet pats galas parodė, kad nėra taip paprasta. Na taip, iš dalies nežinau ką pasakyti, tiesiog antras varžybas iš eilės, ketvirtas kėlinys šiek tiek šlubuoja. Bet manau, sėsim su treneriais, aiškinsimės ir bandysim tai išgyveninti iš mūsų žaidimo. Ar pati rungtynių pabaiga labiau sėkmė, ar viskas vyko pagal planą? Aišku, meistriškumas. Mūsų problema ketvirtas kėlinys, mes atrodo žaidžiam ir jau 15 taškų pasidarom persvarą ir vaikiškos klaidos, atleidimas gynyboje, manau, šiek tiek. Ir mes pasimetam vėl. Ir tai visada įvyksta dažniausiai ketvirtam kėliny, kai to labiausiai reikia susikaupimo, bet treneris tą labai akcentuoja, jau ne pirmas varžybas. Manau, labai greit mes tą ligą pagausim, išpjausim ir išgydysim. Kitas rungtynes Kauno Žalgiris žais pirmadienį. Tada kauniečiai pradės kovas Eurolygoje, o jų varžovais bus Maskvos CSKA. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.